Čia gal kokį veidrodį reikia pasistatyti. Čia tas, kur išsukinėjai iš gatvelių ir tada rodo ar mašinoje. Šiaip būna tų blynų pirkt, mano vienas draugas, žinok, sakė, nori gimtadienio progą tokio. Ten jisai, o jų būna pirkt? Jo, ir nekarvė kainuoja. Rimtai? Ir dar labai Nes gražiai. mano broliui ten prie namo sakė, bet tu gali neišeina. interjerę pasistatyti ant trikojo, labai gražiai atrodo. Ai, geras. Jo. Ta veidrodinį blyną? Taip, ir jų būna 2 dydžių, taip. Okay. Kūrybotyra. Sveiki, gerbiami Kūrybotyros tinklalaidės klausytojai. Šiandien susitinkame ypatingą progą, nes šiandien mūsų studijoje yra svečias Jonas Matusevičius, Palmės žiedas. Kas yra Jonas Matusevičius, galvodamas, kaip galėčiau jį pristatyti, galima pristatyti įvairiai. Galiu kažkaip neutraliai, galiu labai asmeniškai, galiu labai diplomatiškai, galiu labai kaip nors, šmaikščiai pristatyti, bet iš esmės tai yra, man asmeniškai labai brangus žmogus, tai yra mano studentas visų pirma, muzikos produkciją studijavęs Vytauto Didžiojo universitete, tai yra ir muzikos prodiuseris, ir kūrėjas, ir sakyčiau, ir netgi toksai žodis kaip artistas, bet iš didžiosios raidės. Tai reiškia, kuriantis žmogus, kuris galvoja tai, ką kuria, tai, ką sako, tai, ką rašo, kaip tą daro ir kiekvienas iki labai labai gerai tai pasveria, pamatuoja ir pagalvoja, kodėl būtent tai daro. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasidalinti su mūsų klausytojais, tai yra, kad Jonas yra tas žmogus, kurio dėka ir turime šią tinklalaidę, nes jisai nemažai prisidėjo prie tokio lengvo spaudimo, kvėpavimo į nugarą, kad būtent šita tinklalaidė ir šita idėja išvystų dienos šviesą galų gale ir kad mes su Milda Gaulinė, Milda pasisveikink. Sveiki visi. Kad galėtumėme kalbėti, diskutuoti ir būtent bendrauti tinklalaidės formatu viešai, kūrybiškumo temomis. Iš tikrųjų labai smagu, kad šiandien Jonas su mumis šitoj ekrano pusėje už šito lango, nes visą laiką kalbėdavom ir pristatydavom, kad Jonas kažkur ten brazdina klavišus kitoje lango pusėje, o dabar turime jį čia prie mikrofono. Tai bus labai smagu pasikalbėti ir pakalbinti. Ir dar prie Augustino pristatymo pridėčiau tai, kad Jonas mums visą laiką duoda tokių labai gerų patarimų po įrašo, tarp įrašų ir kai mes ruošiamės išleisti į eterį savo tinklalaidės serijas, tai labai smagu, kad turim tokį žmogų šalia, iš kurio ir galim pasimokyti. Taip, ne tik tais techninė pusė, bet ir režisūrinė Jonas, kaip sakant, padaboja, pasaugoja. Taip, tai ką, šokam į pokalbį? Taip, tai sveiki visi, čia tas Jonas kalba. Ačiū už tos gražius žodžius, galėtume čia ir baigti jau tą, sakoma, tinklalaidę. Tai va, nežinau, smagu man prisidėti prie tos tinklalaidės, ypač prie įrašinėjant ir iš kitos lango pusės žvelgiant ir įdomu man klausytis labai. Manau, pats, kadangi dabar turiu tokią kaip ir labai, kaip čia pasakyti, smagu, nes galbūt ne visą laiką atrasčiau laiko tiek daug paklausyti, ar ne, o dabar galiu tiesiog sėdėti ir mėgautis. Tai labai pasimėgausim dabar šitoj ekrano pusėje ir gal tada truputį Jonai prisistatyk, kad toks ne iš kitų žmonių lūpų skambėtų, kaip šiaip save pristatytum žmonėm. Tai kai prisimenu, kūriausi e-mailo parašą, tai parašyta muzikos prodiuseris / atlikėjas. Tai čia toksai, aš vis tiek jaučiuosi, kad su tais menų studijom, ar ne, visą laiką jos, mano viena tokia pažįstama, kuri mokėsi Škotijoje, visą laiką tos menų kūrybinės studijos yra kontroversiškos. Toks labai geras žodis, man pasakyčiau. Ir ir prisimenu, kad, pavyzdžiui, tos studijos kontroversiškos, bet vis tiek laikau save muzikos prodiuseriu, kaip tokia, kaip čia pasakyti, profesija, ar ne? Tiesiog esu muzikos prodiuseris, o ten visi tie kiti dalykai, jie tokie natūraliai, jie visi natūraliai gaunasi, kaip ir garso inžinierius, ar ne, ir atlikėjas, tą muziką reikia atlikti galų gale, ir kūryba, jinai turi, kadangi toks kaip ir natūralus dalykas būnant muzikos prodiuseriu. Ir dar, o mokytojo savo profesijos taip, nevardi. Taip, būtent. Viskas čia smagu, taip pat turiu tokį, kaip ir pasakyti, dieninį darbą, ar ne? Esu muzikos mokytojas bendro ugdymo mokykloje.
Puikiai. Tai tada pakapstysim giliau mes tas temas ir klausimus ir apie tai, kas yra tau kūrybiškumas, visas šitas temas apriepiant ir gal tada toks pradžiai, intro. Kas tau šiaip yra kūrybinė laisvė? Nu, kūrybinė laisvė, man atrodo, tokio dalyko iš tikrųjų, nemanau, kad yra kūrybinė laisvė. Man toksai, kaip čia pasakyti, yra tas tokia, visą laiką, pavyzdžiui, kaip, ruošiuosi sėst kurt muzikos, turiu tą jausmą, kad reikia kažką sukurt, bet kai prisėdu, jis būna visiškai kitoks, tas jausmas. Tas jisai būna toksai realistinis, nusižeminęs, dažniausiai labai daug kas ten kūrybą prilygina kažkokį dieviškajam dalykui, ar ne, bet iš tikrųjų tai yra, manau, kad kaip tik atvirkščiai tai yra labai labai toks žeminantis, tarsi, arti žemės tiesiog. Reikia kažką sukurti, reikia padaryti ir viskas labai arti ir tiesiog galbūt problema iškyla, kai mes išsikeliam tokius gan aukštus tikslus. Ir tai tada jau prasideda tokie komerciniai dalykai, ar ne, kai yra, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip projektų pildymai, ar ne, ir tada turi tuos tikslus įgyvendinti savo, kurios išsikėlė, tada žiūri, ar jie keisis, ar nesikeis, o ten jau raštu viskas supildyta. Tai yra tada viskas sudėtingėja, bet vis tiek galų gale. Aš kalbėjau su tokiu šviesų menininku, jis gyvena Klaipėdoje, pamiršau dabar, Linas, man rodos jo vardas. Ir jisai sako, šiaip tai žinok, aš cinikas. Man tai šiaip nei svarbu, nei ką jie ten sako, nei kas, aš čia darau savo ir darysiu. Tai va. Tai... Tu palaikai šitą mintį? Aš palaikau, aišku, bet ir pritarčiau, ir nepritarčiau. Yra tikrai, kai mes norim, kai kūryba tampa iš tikrųjų, tokiu darbu, tai yra darbas. Galų gale, tai yra tiesiog darbas, mes už jį gaunam ir pajamas, ar ne? Kurie gauna pajamas, tai ne visą laiką tai yra tiesa. Aš kaip muzikos atlikėjas ir prodiuseris manyčiau, kad man tai yra dažniausiai tiesa, kad aš tikrai turiu to laisvę, nes mane, tarsi, žmonės norės koncerto dėl to, kas aš esu, o ne kas aš nesu. Tai tas dalykas, bet irgi ten yra tokių dalykų, kaip čia neseniai gavau pasiūlymą pagroti vestuvėse. Ir aš labai smagu, pagrosiu vestuvėse, smagu ten tas, kaip suprantu, jaunikis labai mėgsta mano muziką, bet paskui rašo laiške, o gal galėtumėt pagroti populiarių dainų dar? Nes ten bus, pavyzdžiui, žmonių, ar ne, ten bus seneliai, tėvai. Taip, kad visiems tiktų. Jo, kad visiems tiktų, ar ne? Ir seneliam, ir tėvam, ir jaunikiai. Viskas smagu, įtrauktis, ar ne? Kad įtraukiai. Vėl gegužės žiedai. Taip, tai ten dar gal. Tai ir aš tada važiavau autobusu, prisimenu, kai gavau tą e-mailą, ir tada žiūriu taip į langą ir galvoju, ką man pasakyti, ar ne? Tada jau toks su savim kompromisas. Su savim kompromisas. Ir tada galbūt čia aš iš tos pusės, kad atsiremi ir į kitus dalykus, kurios darai prie kūrybos, ar ne? Ten, kad ir muzikos tos mokytojo darbas, ten gelbėja, tarkim. Čia mes kalbame apie pinigus galų gale, ar ne? Mes čia iš tikrųjų toks kalba apie pinigus, bet galbūt čia kalba nemanau, kad apie pinigus, bet labiau apie tai, kad kas tu esi tas kūrėjas, iš tikrųjų. Ar tu taip gali nusileisti, ar negali? Tai va. Bet aš galiu pasakyti, kad nusileidžiau, sakiau tikrai ne. Baikit bajerius. Ir toksai, gal suprasčiau, dar yra tokie ribiniai atlikėjai, ne, kurie turi labai populiarias dainas. Ar ne? Labai populiarias dainas, bet ir jie gali kokį coverį padaryti ir panašiai, ir bus smagu. Man atrodo, kad net kaip tik tiktų prie jų. O gal aš ten, iš mano pusės, kadangi darau tokią alternatyvę muziką, gal įsirinkčiau kokį coverį padaryti iš tos pusės, ar ne? Bet aišku, tai jau reikalauja daug darbo, ar ne? Tai pasirašymas, kelias savaitės, reikia repetuoti, padaryti tą miksą ir panašiai. Tai čia yra tokie sverta ir apsimoka, čia daug tokių, labai daug tokių, ir aišku, kadangi esu vienas, tai dar tie sprendimai išsiveda, ar ne? Ką čia daryti, kaip tą laiką skirsit, aš noriu ir pailsėti galų gale, aš noriu man... Kūryba vis tiek yra darbas, ta prasme, realus darbas, nesėdi, nežiūri filmą. Tai va. Tai dabar iš tikrųjų, kaip ir tave pažįstu, ir ganėtinai sudėtinga galbūt užduoti tau klausimą, tavęs paklausti, bet besiruošdamas mūsų susitikimui, aš pagalvojau, kad pasižiūrėsiu, ką apie tave rašo internete. Bet būtent nuėjau į internetinę svetainę Every Noise, tai nežinau, ar klausytojai žinot, ar ne? Nežinau, aš pats. Yra labai įdomis šiaip svetainė Every Noise, kur realiai, jeigu turite kažkokią savo mėgstamą muzikos grupę, atlikėją, prodiuserį, tiesiog įrašyti jo vardą, pavadinimą, sakykime, ar vardą pavardę, kaip jau yra pasivadinęs.
ir pasižiūrite ir tenai galima surasti nemažai informacijos. Tai, nežinau, Jonai, patvirtink arba paneik, bet bent jau Every Noise svetainė tave priskiria kaip Baltic Post-Punk atstovui. Jo, čia turbūt prieš kokius 4-3 metus mane buvo idėja į tokį labai grojaraštį populiarų, vienas toks Latvis grojaraščių sudarinėtojas. Ten buvo, tai vadinasi Baltic Post-Punk, man rodos, tas grojaraštis, tai galbūt čia iš to ir liko šitas dalykas. Jo, yra tiesos tikrai tame. Aš manau, kad tas žanrų dabar, tas skirstimas yra toks įdomus labai dalykas. Ar likę dar ribos tarp tų žanrų? Nu, va čia įdomu tas. Pavyzdžiui, kaip skaitant tokią alternatyvą muziką, kur aš dabar tie albumai, kurie yra išleidžiami šioje scenoje, yra tikrai tokie multižanriniai. Visiškai ten, net jau žiūrėjusi pop sceną, ar ne, ten, tarkim, Eurovizijos laimėtojas, ten drum and bassą ir operą sukūrė, ar ne, ten ta. Bet, pavyzdžiui, jeigu mes žiūrėtume į tokį visišką underground, ten, pavyzdžiui, yra Skylė, ar ne, žinot, Vilniuje, tas XC20, ir jie turi labai fainą puslapį tokį, ir, pavyzdžiui, ten ant kiekvieno, kas grupės rašo, labai tiksliai nurodyta, kokie žanrai, va čia tu ateisi, tas vakariukas, tai bus. Tai labai įdomu, kaip pati giluma, ar ne, vis dar turi tą labai tokį stiprų, tokį, kaip čia pasakyti, man net komiškai ten nes jie ten tokie komiški žanrai, net freakcore ten, tarkim, ir panašiai. Tai kaip įdomu, kaip pats manyčiau, tokia, kaip čia pasakyti, pats paskutinį ta vieta, kur yra visiškai underground, dar vis dar turi tos labiausiai laikosi už to dalyko. Aš dar norėčiau, Jonai, tavęs paprašyti, mūsų tinklalaidėje dar to niekad nebuvo, bet norėčiau, kad tiesiog mūsų tinklalaidės metu tu pristatytum savo kokius nors 3 kūrinius, kurios galėtum galbūt įdėti pasiklausyti, bet pagalvok labai tiksliai atsirinkdamas, kuo jisai tau yra svarbus ir mum yra ganėtinai svarbu ir mūsų klausytojams, kad tu apie tą kūrinį kažkiek ir plačiau papasakotum, kuo jis yra ypatingas, būtent kaip tu jį darei, kokią žinutę jisai turi ir taip toliau. Nu, va, tai iš tos pusės. Man pačiam įsirink kūrinius? Būtinai. Pačiam tiesiog 3 taip šaut, ar ne? Jo, bet būtent savo kūrybos. Jo, aš supratau tą. Aš vis tiek gal norėčiau pradėti nuo to mano populiariausio kūrinio, kuris tiesiog Metodika vadinasi, ar ne? Toks labai šiais metais pasijaučiau taip gan juokingai. Tas kūrinys yra toks labai linksmas, šviesus toksai, galbūt toks apie meilę iš tikrųjų, tokią gal jauną meilę, galim taip sakyti. Man tada buvo tik 19-12 klasį jį sukūriau. Ir iš kurio dabar, ta prasme, jį tiesiog atlieku kiekvienam koncertui, jis yra populiariausias kūrinys. Gal jisai šiaip labai man patinka šiaip muzikaliai, nes jisai labai jo gera struktūra, ten viskas natūraliai tai praskrenda ir atrodo kaip ten kažkas, geriausiai tie tokie kūriniai, kad atrodo, kai viskas pasikeitė, bet ir niekas nepasikeitė, ar ne? Tai va tas, bet man, kuo dabar jis labai ypatingas, nes kadangi esu mokytojas, tai labai daug naudoju tą žodį, metodika. Tipo, su kitais ten mokytojais ir panašiai, ten, kadangi dirbu, tai man labai va tas gal juokinga situacija. Nes iš tikrųjų negalvau, kad būsiu mokytojas nekados gyvenime. Bet taip gavosi. Tai čia va gal toks vienintelis. Ir tas kūrinys iš tikrųjų buvo patekęs tokį grojaraštį Viral Lithuania 50, tai ten kitos grojaraštį ten išplaylistina tave, tai ten ypač auga ten viskas, ten tie visi tie dalykai. Tai, jis buvo toks gal raktas į tą tokį, tiesiog, kaip čia pasakyti, į stabilesnę karjerą kūrėjo. Buvo toksai, iš tikrųjų toks stabilumas jau kelis metus, kad vis tiek buvo koncertai, kažkas. Tai va čia gal apie tą metodiką, toksai, toks nesitikėjau. Ir tas juokingiausia, kad buvo tas kūrinys, kurį nesitikėjau tikrai. Tiesiog sukūriau, paleidau ir ten tos visos mano resursai buvo gal įdėti į kitus kūrinius, kur galvojau galbūt jie, labiau priimtinesni auditorijai, galim taip sakyti. Tai čia toks pirmas. Tai puiku, ačiū Jonai, kad pristatyti, tai mūsų klausytojai galės rasti nuorodas į šios kūrinius. Ačiū už pirmąjį pristatymą ir gal dabar tada judėkim toliau. Gerai, man tai visą laiką dar toks įdomus vietos ir kūrybiškumo įtaka kūrėjui. Esi pats kaunietis ir įdomu, ar kada nors buvo toks nors siekis kažkur lėkti kitur, kur neva tai žolė žalesnė, kur kūryba tirštesnė, Amsterdame. Arba kažkur kitur, žinai, kaip yra to tokio kūrybinio polėkio, ar Kaunas būtent kaip tik tau davė tą tokį kūrybinio užtaiso gero? Man taip, čia įdomus tas klausimas. Gyvenau 5 metų Vilniui, šiek tiek daugiau ten mokiausi tokiam kitam universitete, kitą specialybę. Tai gyvenau aš ten ir buvo visai smagu, bet ten tada įvyko tie COVID dalykai, tai grįžau į Kauną. Man vieta netiek daug gal reiškia.
aš gal yra tokia, kaip čia pasakyti, yra tokia mikrovieta ir makrovieta, ar ne? Tai man mikrovieta labai daug reiškia. Ten mano kambarys, va, tai yra, ten Augustinas buvo, tarkim, ar ne? Tai man mikro ta vieta man labai daug reiškia, iš tikrųjų, taip, viskas taip turi būti pas mane taip, nuvilnyta. Sofos taip, ten, ateina mano mama ten į kambarį, sako, kodėl čia sofą laikai vidury kambario, ar ne? Sakau, ne, čia turi būti, man čia fainiau. Taip smagu. Tai man ta mikrovieta labai daug reiškia, makrovieta gal netiek daug, nežinau, kažkaip niekad taip neakcentavau, kažkaip tai. Visą laiką gal tas yra dalykas, kad taip aktyviai kuriu ir leidžiu nuo 16 kažkur jau, nuo 15, bet taip aktyviai kuriu ir leidžiu. Tai skaitosi, nes ten išleidau 5 singlus, nieko nevyko, ten neturėjau nei vieną koncertą, išleidau albumą, vieną, nieko vis tiek nevyko jų koncertų ir paskui, tai kažkaip paskui įpranti, nežinau, tiesiog, aišku, būna tų sislesnių momentų, pavyzdžiui, karšta tiesiog kambarį ir negali, tiesiog nesąmonė, kam čia, aš sėdėsiu prie 35 laipsnių, ten rašysiu muziką, ne, aš važiuosiu prie ežero, gal kažkur reikėtų galvoti apie tai. Esi žmogus, ne robotas. Ten, tarkim, kai ten yra ten tų atlikėjų prodiuserių, aš taip paskaitau tuos straipsnius, tai man taip juokinga, gal šiek tiek pasira. 2 savaitės užsikūrė, ten sukūrė albumą, išleido čia dabar. Užsidarė topas. Topas ten, tarkim, toksai, ne? Tai man toksai gal, nežinau, man gal netinka taip, nežinau, aš gal toks kitoks kūrėjas tiesiog. Pagal savo metodiką. Taip. O dar iš aplinkos, iš tos mikro visatos, ką tu svarbu tau turėtų mikro visatoj? Be sofos. Be sofos. Man tai feng shui toksai. Va dabar pagaliau, man buvo labai sunku su stalu visą laiką. Aš turėjau daug stalų, va jau per kiek čia jau tos, beveik jau bus toj gal 9-8 metai, kaip kuriu aktyviai. Turėjau daug stalų ir visą laiką sunku pasikeiti, persikraustai ir kitaip stalas susideda, ir kitaip stovi viskas. Tai dabar pagaliau investavau stalą, kuris yra studijinis skaitas, toks garso įrašų studijos stalas, tai dabar žinau, kad persikrausius visą laiką bus tas pats viskas, ar ne? Visą laiką taip pat sudėti, nes ten tada tiesiog daug įrangos, reikia daug spaudinėti ir daug rankas laidyti. Nors anksčiau iš vis turėjau tiesiog pelę ir kompiuterį ir tas man labai gerai sekėsi. Tai gal reikėtų apie tai irgi pagalvoti dabar šiuo metu, nes yra smagus ta ten įranga dirba, bet reikia sukinėti, reikia žiūrėti. Ten po to neišsisaugo niekas, ar ne? Paskui anksčiau studijose dirbdavo žmonės tiesiog, kad asistentas nebuvo presetų tokio dalyko, kad niekas neišsaugojo tų visų, tai turėjo vėl atgal sudėliot, ta prasme, užsirašinėti viską. Vėl atgal sudėliojo, labai ilgas darbas, labai ten, dėl to tie biudžetai buvo dar. Tai išsiaiškinom, kad svarbu tas tavo mikroaplinka, ar ne, būtent pats patogumas darbo, labai svarbu, kur kas sudėta, ar ne, nuo ko tu pradedi. Jo, kaip atrodo labai svarbu. Dar kaip atrodo, nes visą laiką sako, ten čia nesvarbu, kaip atrodo, svarbu ten groja, ar ne? Ne, yra sudėtingiau šiek tiek sudėtingiau. Nes kai tu matai, kad gražu, nori paimti rankas tą daiktą, ar ne? Yra tas dalykas, toks, čia gražu, bum, ar ne? Tai vaikai daro visą laiką. Taip. Tai suaugusiems tas pats. Tai man tas ypač svarbu yra. Aš esu nusipirkęs prastesnių daiktų, bet gražesnių, nes tada žinosiu, kad geriau kurt su jais man galbūt seksis. Esu nusipirkęs ne tokių gražių daiktų, bet geresnių ir dabar su jais nelabai daug užsiemu. Arba, bet galbūt tada pasimato, kad praktiškai jie fainesni. Tai va tokių visą laiką tokios svarstyklės, ar ne? Estetika svarbu žodžiu. Jo, labai svarbu šiaip tai. Man labai svarbu šiaip tai. Kūrybotyra. Prenumeruok, spausk patinka ir dalinkis su draugais. O jeigu dabar einam prie tos jau kūrybinės dalies ir, sakykime, jeigu tau leistume rinktis, pavyzdžiui, kokia tavo iš esmės, sakykime, yra ta kūrybinė misija kūrybos, jeigu, tarkim, duočiau 3 pasirinkimus, tai pavyzdžiui, keisti, suprasti ar užduoti klausimus? Man užduoti klausimus gal toks labiausiai rezonavo, kaip dabar pasakei. Suprasti tai gal nelabai, aš nieko pats nesuprantu. Nes šiaip žmonės, kai kurie kurdami arba užsiminėdami vyriausiomis kūrybiškumo metodikomis bei technikomis, atranda ir supranta dalykus. Tai arba kiti nori kažką tais pakeisti, kažkokią problemą išspręsti. Tai tu būtent galbūt naudoji kūrybą, ar ne, klausimus užduoti. Jo, aš bandau gal suprasti ir pats save per kūrybą daugiau. Taip jo, turbūt užduoti klausimus. Ir net nežinau, ką pridurti iš tikrųjų. Ar užduodu klausimus savo, gal ir auditorijai, gal turiu ir tokių, kaip čia pasakyti, labiau kontroversiškų gal gabalų, gal galim sakyti taip, netgi. Ten gal ten daina Kaunas Amerika, ar ne, ten tokią neseniai išleidau, šiais metais išleidom tokią dainą apie tokią Kauną, grinai apie tokią kontroversiškumą. Tai taip, nes atrodo labai smagu Kaune gyventi, bet ir tada iš kitų yra ir kitų dalykų, ar ne, kur nuvažiuoji. Tai va čia tokia.
O jeigu dar grįžtam prie to užsidarimo ir tų 2 savaičių, kur sakai, kad yra, tikrai tam toks ir savęs kankinimas ir tam tikra kančia, tai kaip tu žvelgi, pavyzdžiui, į kančios reikšmę kūrybai? Tarkime, ar kančia gali būti kažkoks tai ir tam tikras ir kūrybos variklis. Vat jeigu, pavyzdžiui, iš tikrųjų kažkas sakytų tau, paimk ir užsidaryk. Ir dabar ir nežadėtų nei pinigų, nei dar kažko, bet suteiktų tau tas gerasias sąlygas, tą gerą sofą, gražius daiktus ir kad viskas taip pagal tave. Ir ar tai jau taptų tau kančia, ar šiaip kaip žiūri į tai? Įdomus klausimas dabar, neseniai toks Vilniaus kūrėjas prieš kelis mėnesius buvo tai padaręs. 4 dienom užsidarė studijoj tenais, prie to Luminor pastato, netoli Vilniui, Atefina, jas tas kūrėjo vardas, ir tik per 4 dienas sukurtų EP tokį. Užsidaręs niekam. Buvo toks čiansas, ten laivą darė jisai. Tai, bet kaip man tai skamba, smagiai gal iš vienos pusės, nes tas užsidarimas, čia ne tai, kad užsidarau per prievartą. Iš tikrųjų, tu įsitrauki taip į tą muziką, ar ne, kad tu ją taip ir darai visą laiką. Ir tau nereikia nei ten valgyti, gert, ko aš galbūt nelabai. Bet aš nelabai gal sutinku. Nes reikia atsitraukti. Šiaip būtent mano kūrybai tai reikia atsitraukti, nes pastebėjau, kad labai viskas vienodai galbūt gaunasi iš tos pusės. Bet tas vienodumas irgi nėra blogai, nes... Tai gal stilius tiesiog. Jo, gal smagu būtų, kaip ten muzika yra visas menas, yra tiesiog pasikartojant. Mums patinka žmonėm, kai pasikartoja kažkas. Ar ne, žiūrim į kokį audeklą išaustą, va čia mano maikė tokia, turiu tą marškinius, Mildos suknelę, ar ne, tai pasikartoja ir smagu, tai taip ir muzika, bet turi pasikartoti tiek, kad neįgrįstų, ar ne, kažkaip turi tos variacijos, tą balansą laikyti. Tai čia, kaip sako, yra toks kaip rimimas, gali visur gyvenime pasakyti, tai tiesiog reikia balanso, ne, kiekvienam dalykui. Kad ir kaip beskambėtų, bet gal galėtum pabandyti, nežinau, jeigu nori, jeigu gali, tada tai papasakok, jeigu nenori, tai gali atsisakyti, bet pavyzdžiui, kokie dalykai, tarkime, ar filosofiniai, galbūt, nežinau, mokslinės kažkokios tai idėjos tave įkvepia arba stumia į priekį, arba skatina kurti, domėtis, užsiimti tuo, ko tu užsiimi. Tai labiausiai domiuosi, tai vis tiek to Byung-Chul Hano filosofų. Jisai toks pietų korėjietis, vokietis, bet iš pietų Korėjos kilęs. Jis labai daug kalba apie tą skaitmeninę kultūrą, iš tikrųjų. Ir šiaip labai sunku rasti teiginį, su kuriuo nepritariau jam. Man labai jisai kalba apie tos dalykus, apie nuo tokių dalykų kaip pornografija iki tiesiog telefono naudojimo. Toks vienas pavyzdys, kad telefonas tapo mūsų bažnyčia, kaip jisai sako. Kiekvienas laikas yra amen. Ar ne? Amen. Kad mes, gerai, ar ne? Tai ir jisai ten turi kelias tas knygas parašęs, čia dabar jos neseniai išpopuliarėjo taip labai. Gal aš tikrai buvau, man įdomu, nes aš kažkaip ieškau tų idėjų, bet sunku jų ras kažkaip, tu vis tiek esi tam telefone, ten tas socialiniai tinklai, viskas ten taip kažkaip echo chamberis malasi per tą patį, ten kažkam smagu gėlytės, kažkam tas, o paskui reikia taip atsitraukti šaltiškiau, bet ta knyga kažkaip taip išpopino, aš galvau pabandysiu, ar ne, vis tiek, nežinau, jaučiuosi kaip kūrėjas ir filosofija man kažkaip įdomu, nes aš kažkaip gilinęs į techniką, labai taip įdomu, gilinęs į tos tokios muzikos produkcijos technikas, į ten garso inžinierių, ten tas toks, bet paskui supranti, kuo labiau taip darai, kad čia tiesiog filosofija, kaip daryti dalykus, ar ne tiesiog. Bet kokius turbūt. Jo, bet kokius tiesiog, ar ne, kad reikia nusiraminti, kad lėtai, taip, tas sistemiškai, ar ne. Tai Byung-Chul Hanas man labiausiai patiko, bet labiausiai šneka apie tai, ten ir apie meilę, ten tokia knyga, Eroso agonija vadinasi ta knyga, tai labai apie tos tokius, kaip čia pasakyti, tos šiuolaikinius meilės santykius, kalba daug apie nuovargio visuomenę, tai jie ten tokia labai, tokia išpopinus knyga, bet yra tas dalykas, kad jinai taip išpopino ir aš ją galvojau, čia bus smagu, paskaitysiu šiaip, o ten labai sunku ją skaityti, ten filosofinė knyga, ten žmogus parašė, tai filosofas parašė, ten labai daug remiasi visais kitais, tenais, tai prasme, ir ten tikrai labai sunku, ir ten šiaip tai reikėtų tą knygą skaityti, gal ne taip prabėgu, nors vis tiek ten negali taip skaityti, nesireferencis į kiekvieno dalyko, bet reikėtų gal taip ir labai lėtai skaitant, sako, puslapį per dieną, kiekvieną taip ar ne pasižiūrėti dalyką. Jo, dabar ten yra politkultūra, pamiršau dabar, ta nauja knyga, kultūros
pamiršau, ten bet tokia apie politiką labiau, bet ten irgi apie tokią, kaip ir gyvenimo filosofiją, ar ne? Tai man tas galbūt šitų filosofinių idėjų šiuolaikinių. O iš pačių atlikėjų? Iš pačių atlikėjų, vat įdomus ta muzika, prieš 2 mėnesius pamečiau sinukus savo. Tai geriausias dalykas, kuris man nutikęs yra, nes esmė tai, kad aš šiaip, čia dar yra toksai galvoju ir klaidą, nepadariau, bet aš dirbu muzikos mokytoju, esu muzikos kūrėjas, esu muzika ir aš jau supratau, kad aš negaliu klausyti. Man per sunku, aš jau net nenoriu, man neįdomu. Aš ten pradedu klausyti tos muzikos ir galvoju, tai čia va priedaniukas, dabar va bus jau bridžas. Tai tokia nesąmonė tokia. Tai pamečiau sinukus, pats geriausias dalykas, kuris ir vykęs man gyvenime. Pametimas tų sinukų buvo, nes dabar jau vėl noriu, gal šiek tiek, taip galvoju. Bet iš tų kūrėjų, vat nežinau, neįvardinčiau dabar nieko, turbūt. Nieko dabar negaliu įvertinti. Bet čia irgi geras. Aš panašų paradoksą esu išgyvenęs, nes esu nemažai dirbęs su montažu, tiek video reklamų, tiek prie lietuviškų kinų filmų. Ir manęs kažkaip irgi draugai sakydavo, kaip tu sugebi žiūrėti kitų filmus, ar tau netrukdo, ar tu nematai ten klaidų, ar dar kažko, bet aš kažkaip atradau tokį, sakykime, switcher, tokį mygtuką, kur tu tiesiog atsijungi. Ir tu gali klausytis, gali žiūrėti ir tu tiesiog vartoji ir viskas. Tai, jo, ir aš tu nepasilgsti, Jonai? Aš tai vat, su to switchu tai labai, man ir su filmais taip irgi buvo, man tai atrodo, kad labai gerai veikia tas vietos pakeitimas, kai tu į kažkokią kitą vietą, pavyzdžiui, kai automobilė esu, klausaus muzikos, smagu, viskas labai smagu. Aš klausaus LRT ten opuso, čia, prasme, radio ir žiūri viskas gerai. Bet va, kaip namuose, prisėdu prie savo monitorinių kolonėlių, viskas, jau taip galva krutau, žiūriu, kurioje pusėje skamba. Tai va, gal tas daro įtakas iš tikrųjų. Arba prie ežero vėl kitaip. Jo, prie ežero ten va irgi. Su šašlyku. Taip, ten tikrai. Jo. Taip, man tai dar labai įdomi tema apie kūrinių tekstus. Jeigu galėtum papasakot. Vat, labai įdomu, kaip gimsta tie tekstai ir ar tai kažkoks momento būna įkvėpimas, ar palaipsniui išauga kažkoks minties daigas ir tada paplėtoji. Tie tekstai kažkaip, mano ta muzika labai atrodo yra daug apie tekstą, bet aš to nedaug sureikšminu. Tiesiog rašau, kaip rašau. Ir šiaip čia yra toks tai stiliaus dalykas, tai tie mano tekstai, bet ir man visą laiką irgi tokio radio laidoj buvau, tai ką rašai, ir pirmą muziką arba tekstus, ir toksai ten kažkokį sugalvojau atsakymą, tai čia va žodžius rašau, nes čia geriau taip. Ir aš net sugalvojau tą atsakymą, nes reikėjo kažką atsakyti ir supratau, kad iš tikrųjų aš tiesiog prašau, nežinau, nes pavyzdžiui, tu rašai netgi ir dėl tokių priežasčių, kad nori, kad tave išgirstų kažkas. Čia net nėra toksai, kad ten labai mes esam dabar irgi, sakau, tokia labai individualizmo to kultūra. Čia yra toksai, kad tu va turi išsireikšti, ar ne, va taip turi būti, va, tu toks esi. Asmenybė. Tu esi asmenybė, ne, ten homo sapiens, va, ne. Bet iš tikrųjų tai aš dabar kaip pagalvoju, jo, ten aš kaip rašiau, aš net negalvojau apie tokius dalykus, aš galvoju, va čia reikia parašyti, nežinau, ten, pavyzdžiui, aš ten kūriau ir muziką be žodžių, bet man paskui pasakė, tu, ten, nežinau, ten... Užmes kokį... ten bus, gal galėsiu koncertuoti, visai neblogai dainuoji, gal. Ir gerai, rašysiu taip, ką žinau, čia smagu gal tose koncertuose, ten, net nesureikšminu tokių šiaip dalykų. Yra toksai dalykas, kad, kaip čia, kūrėjam yra labai gal smagu, kuriem labiau patinka kalbėti, kaip jie tą daro, bet ne ką jie daro. Čia labai įdomus pastebėjimas, nes šiandien kaip tik prisipažinsiu, nežiūriu storių, nes irgi truputį tos higienos laikausi ir savo laiką taupau, bet yra kelių žmonių storius aš pasižiūriu. Tai vienas tokių yra šventinis Bankuchenas. Ir šiandien kaip tik prieš eidamas į mūsų įrašų studiją, pamačiau Bankucheno story, kur jisai koncertuoja ir kažkas pafilmavo tiesiog iš žmonių tarpo, kur jisai komentuoja, kaip jisai sukioja tos mygtukus, nobus ir taip toliau, bet nieks nevyksta, nes jis turi 30 minučių pasidaręs jau, žodžiu, kūrinį ir tiesiog jisai, čia yra performanso dalis, tai yra pasirodymo dalis ir tai niekas to nekeičia ir tam tikrą prasme tai juk yra teatras ir žmonės ir ateina dėl teatro. Visiškai. Teatras, tai ir aš irgi ten, mano ten, kadangi ir labai gal įdomu supras, kad
žmonės, kurie ateina, jie nėra atlikėjai, jie gal su muzika nieko neturi bendro, jie klausosi tik muzikos. Ir jie nesupranta ten, ką aš darau ant tos scenos. Nors pas mane ten įrangos tai žiauriai daug atrodo yra, bet ten iš tikrųjų viskas taip paprasta. Gal tau paprasta. Bet iš šalies. Jo, bet ten šiaip net ten paaiškinus, ten galiu paaiškinti viską per, tai va, čia gitara, čia vokalas, ką aš žinau, dainuoju, groju. Ta prasme, va dabar šiandien garsistas skambino, atėjo, čia sako, viskas gerai, ta prasme. Tai ir esu grojęs ten tokiais milžiniškais etapais. Ten tikrai tokiais sudėtingais ir tada pagal, ar čia reikia? Nu, prasme, kaip vienam, tada pradėjau galvoti plačiau. Aš esu vienas, aš turiu vežtis tą įrangą, galų gale. Man reikia vežtis tą įrangą. Užsinešti reikia ten. Gerai, išsipakuoti. Taip, išsipakuoti, reikia paskui ten viską ten priklauso dar, jeigu toks viskų tų garsistų yra. Tai va ten paprasčiau, kartais geriau, ypač tenais va tokiuose dalykuose. O kelis kartus pakartoji, kad turi tą daryti vienas, tai tau tas vienas yra tokio sunkumo priduoda, ar kaip tik daugiau laisvės? Ar liūdė? Nu, tas vienas dalykas yra, kad anksčiau tai gal viskas gerai buvo, bet kaip lendi, taip labai daug dalykų darai kaip vienas toks nepriklausomas atlikėjas. Čia yra tas. Reikia su nieko derintis, kaip ir laisvė nematai. Taip ir gerai, aš dabar pajaučiau, kad visai gal ir smagu tas va, bet labai reikia žiūrėti tos resursus, kur dėt iš tos pusės. Ne, kaip, pavyzdžiui, grupė. Kaip save padalinti? Grupė, pavyzdžiui, 5 žmonės, darom konsus, ten susimetam po 5 eurų konsus. Šiaip tai, tarpasi, gal kažkaip, bet iš tos pusės, kad labai, pavyzdžiui, ar man čia apsimoka tą daryti, ar ne, ten galbūt aš darau, gerai, man albumo pristatymo koncertai yra čia mano dalykas. Man svarbu, man tikrai, man asmeniškai, nes čia nauja muzika, nauja kūryba, man visą laiką yra tas šuolis į priekį. Jis turi toks būti, nesvarbu kur, nesvarbu kaip, bet ten, pavyzdžiui, daryti tokius šiaip iš lempos, tokius, kaip sakoma, ten kaip tokiuose firmose būna, kaip marketingistai, reikia daryti projektą iš nieko marketingo, ar ne? Ten kokią nuolaidą darom iš nieko ir tai žiauriai sunku. Yra toksai kažkoks toks keistas, toksai, va čia mes darom taip, tokios daug trinties. Per negaliu, jo, toksai, reikia kažkaip čia išpromint, ar ne? Bet kai yra nauja muzika, tai viskas kitaip, jau tada jau žiūri taip. Tai vat, labai tas resursų žiūrėjimas daug daro tos įtakos. Ir tada dar turi derinti su tuo praktiniu tokiu, praktiniu ir dar turi to kūrybiniu derinti. Kaip čia pasakyti, kaip ir sakau dabar, tiem gal, ne tai kad jaunesniem, bet gal taip neseniai pradėjusim atlikėjams, gavot honorarą, tai nepirkit tos sintezatoriaus gal. Čia tokie dalykai. Tai gal Jonai ir papromink savo antrą kūrinį, kurį rekomenduotum paklausyti mūsų. Aš dabar kaip tik kalbėjau apie tą Kaunas Ameriką. Tai toksai pseudo džiazo kūrinys, man patinka tas toks pseudo džiazas, nes aš ne džiazo groju, bet gal esu grojęs muzikos mokyklai, ten su pianinu kūrinys išmokęs, toks socialinis, iš tikrųjų labai taip iš socialinės pusės užgrėbiau tą visą Kauno temą, kas man iš tikrųjų visą laiką norėjau sukurti kūrinį apie Kauną ir sukūriau tai, čia turim ir tokių visai politinių veikėjų įdomesnių, tai apie tai irgi, ar ne, ir apie tai. Tai kažkaip ten ir tokį klipą nufilmavom, Kaune tiesiog pasivaikščiam su Algirdu Šukovskiu, toks video kūrėjas. Bet galbūt tas pats tekstas man labai patiko, nes aš taip gražiai surimavau, kažkaip ten taip gerai gavosi. Tai tekstas svarbu. Man tada ten buvo tekstas svarbu, bet aš kažkaip labai gražiai išėjo tam rezultate. Ir taip gan laisvai, taip iš tikrųjų, nebuvo daug tos trinties. Ir labai tokias, sakyčiau, tokia labai praktinės dainos, ar ne, ten Kaunas, čia yra pastatas, jisai gražus, ten tarkim, ar ne, ir daugiau nieko, nereikia ten kažko įsivaizduoti, ten kažkaip labai smagu, čia taip įdomu, ten kažkokios gilios temos, ne, čia tiesiog, žiūrėk, jisai man nepatinka, tarkim, ar ne, čia toks repo gal dalykas iš tikrųjų, ir ten su to repo žanru yra tas. Tai mes klausėm, dabar ir klausytojai paklausys. Rekomendacija visiems. Tikrai. Taip. Dar įdomu, man ta dalis, žinai, kaip sakai, dirbant su muzika, be abejo, tas yra kūrybinė dalis, tekstai, produsavimas ir visa kita. Ir dar už to yra daug labai to tokio nematomo darbo, kuris nebūtinai ten ne vienaragiai, ne vaivorykštės ir ne tokie visi smagus dalykai. Kas tau tam fronte motyvuoja tave ir įkvepia? Galbūt kiti žmonės, galbūt draugai, ar ne? Mylimi žmonės tą daro, bet labiausiai tai gal tada prisimenu pas mus tinklalaidį kalbėjom pasivaikščiot. Išeit pravedint galvą. Išeit pravedint galvą labai. Ir, gal čia man tas pasivaikščiojimas galbūt, man tie visi prasti darbai, kurie yra tiesiog tokie, aš esu šiaip gan praktiškas žmogus,
man patinka vilniotos laidus, man patinka ten krapštytis ten prie tos technikos, galbūt su tokiais kūrybiniais sunkumais yra sunkiau. Kai tas resursų ėmimas, kai tu turi daug idėjų, bet gal reik va tam, ar va ten va reik, tikrai man čia mes filmuosim tą klipą, ar čia jo reikia, ar ne? Ar mes tą darysim o gal tiesiog sukurtą dainą ir savo pasilikti galų gale. Nu, kam čia reikia leisti? Kam čia reikia? Čia muzika smagu tiesiog, ar ne? Ką aš ten... Mažiau apčiuopiama. Nu, kad ta prasme, kam čia iš vis... Kam ta rūpi ta muzika? Tarsi, aš čia sakiau, kam rūpi? Nu, kad čia... Čia galėjom kiekvieną tokią pasakyti, bet gal rūpė ten, kad žmogus išgelbės, man taip atrodo, bet čia aš dainos neišleisiu kokios, o ten labai daug spaudimo būna iš tų dalykų visur, ne, nu va čia reikia, va tos, va mes čia būsim čia, kaip čia tai yra tokia things are coming, ta frazė, ne, čia yra toks kaip ir, įmės, kad ateini prie didžėjaus naktį ir jis tau sako, things are coming, žinok, tai aišku, nu čia va toksai va, kad visą laiką turi būti va toks mentalitetas, ar ne, va things are coming, va taip va. Bet gal tu Jonai klysti, tam tikrą prasme gal tikrai turi savo gerbėjų, fanų, kurie nori išgirsti tavo kūrybą ir jiems svarbu ir jie laukia to. Jo, aš iš tos pusės irgi, tai va... Taip, kad prašom neįžeidinėti čia. Čia tai teisingai ir... Iš tos pusės, kad jie laukia ir aš tu turiu ir tas spaudimas, va čia yra tas gerasis spaudimas, sakyčiau. Kad smagu, aš matau ten, pavyzdžiui, ir tai yra tokia ta smagi socialinių tinklų pusė, ar ne? Kad va, čia man rašo, čia man fainai, čia man rašo, čia man klausosi, tai rašo tos komentarus, kad taip lengva, nes, pavyzdžiui, ten palyginus kaip anksčiau laiškais tai galėjo, ar ne? Ten kažkokiais, va čia yra ta gera pusė, tas geras spaudimas, nuo kurio norisi tikrai kurti ir daryti dalykus. Tikrai fainai. Bet kai ten pradedi ten kalbėti su visais kitais dalykais, tada jau gal tada nesmagu. Tai aišku, labai norisi, kad tie žmonės daugiau net rašytų gal kartais. Nu, čia gal tai toks... rašykit. Jo, man tai smagu, ten pasako tos pastebėjimus, labai kietai, ten, tarkim, aš ten... žodžiu, mes labai mėgstu tos iniciatyvas tokias. Labai smagu, tas labai daro daug tų gerų dalykų ir tada man jau pradedu jausti tokią normalią atsakomybę kūrėjo, kurią tu jau nesi kažkoks ten no name, jau esi kažkoks kūrėjas, gali sakyti, va tai va, ir tada tos sprendimus geriau priiminėjai iš tikrųjų. Toksai, kaip čia pasakyti, nes, kaip čia sako, man atrodos, pamiršau, kas pasakė, bet kūryba tai yra santykis su pasauliu, vis dėlto, ar ne? Santykis su pasauliu. Tai nėra toks vienas žmogaus dalykas, kaip nelabai veikia. Ir aš tau labai anksti pastebėjau, tik to nesprau, negali tu sėdėti vienas taip užsidėjęs, užsukūręs, bet negali ir visko taip parsiduot. Laikai tokia kaip ir manipuliacija gal tokia savita, ar ne? Su to pasauliu. Su savim netgi. Kažkaip čia toks pagalvojimas. Gal žaidimas? Gal žaidimas. Galbūt, tas žaidimas kartais toks man visai patinka, jis nešvarus toks pasidaro. Taip. Aš dar norėjau paklausti, Jonai, jeigu tu sakai, kad yra muzika, galbūt kurios tu nenori publikuoti, galbūt kuri dėl savęs, galbūt tai kada nors ir publikuosi, kam ta muzika reikalinga, o kaip tu apibrėžtum, kas yra, pavyzdžiui, sėkmė kūryboje? Ir ar tau pats svarbiausias to klausytojų įsitraukimas, ar jisai yra nebūtinas? Kada tu jautiesi, kad, čia gerai pavariau, čia sėkmė, nes jeigu ir tavo muzika liko neišgirsta, kaip ką tik ir pasakei. Tai man ta sėkmė visaip gali būti. Gali būti komercinė sėkmė, aišku, ar ne? Gali būti tas šiltas jausmas širdį, kai kažkas pavyksta, tiesiog, pavyzdžiui, pavyksta gerai išdainuot natą. Koncerte. Gerai atlikau kūrinį, nepamiršau žodžių, mano atveju. Savo dainos. Taip. Man čia labai milžiniška problema, šiaip tai, čia kitą aš nekau, bet jo, kai išdainuoju gerai, pajauti pats gerai ir man jeigu pasakys, kad aš blogai, sakysiu, nežinok, čia buvo gerai ir aš žinau tai. Tai yra tokia, labai smagu prie stalos muzikuojant, kai tu, pavyzdžiui, turėjai galvoj mintį, padarėjai ją ir jinai pasitvirtino. Ir toks, gerai. Nereikia eksperimentuoti labai daug. Turi taip rezultatas iš karto, ne? Greitas toks, ne? Jo, bet čia gali taip sužaisti labai. Čia taip pavojinga tas toksai dalykas. Nes kai nepavyks kitą kartą, tada tai jau gali būti blogai. Tada reikia paeksperimentuoti, reikia duoti laiko savo, reikia nusiraminti. Tai va čia yra tų tokių sėkmių visokių. Bet man atrodo, sėkmė yra tiesiog tas procesas, ar ne? Kad tiesiog atsikeli ir tu žinai, kad tu tą darai ir tu viskas gerai, nežinau. Iš tikrųjų. Kas dar tada be muzikos tave veža? Bet be muzikos tai man labai patinka stovyklauti šiaip. Norėčiau gal dažniau išžiūrėti, va čia kaip tik buvau praeitą savaitgalį, tai labai smagu. Ten aš labai gerai moku mazgus rišti visokius.
Nu, nelabai gerai, bet... Jūrinius? Nu, ne jūrinius, tokius stovyklavimo mazgus, galim taip sakyti. Skautiškus? Jo, tokius ten išsikelitint, kad lietus nelytų ant tavęs. Tai tas man patinka. Dabar vėl grįžau vėl prie fotografijos ir vaizdo. Tai tikiuosi, kad tai ir pavyks inkorporuoti savo kūrybą dar daugiau, nes buvau šiek tiek atsitraukęs, labiau susikaupęs į muziką, vėl dabar noriu įsitraukti. Tai patinka knygos labai, patinka būtent apie tos filosofiją pradėjau domėtis. Labai daug domiuosi įranga, nes muzikos produkcija vis dėlto yra iš tikrųjų labai daug apie tą technologijas. Kiekvieną dieną, bent jau kas antrą, atsidariau Sound on Sound puslapį, paskaityti naujienas visas, kokios yra muzikos sferoje ir ten. Tai va šitie tokie dalykai mane kaip ir veža. Ir man patinka, nežinau, labiausiai tai patinka diskusija. Iš tikrųjų, man labiausiai veža diskusija. Iš tikrųjų, dar šitai pažiūrėjau, tai to vieneto tas minusas, kad nelabai daug turi diskusijos. Ne? Tai ir šį tinklalaidį, prašau, man patinka būti rašinėti, turiu diskusiją dabar jau net realią, negalvoju savo, kai klausausi, tai tokie va. Mhm. O jeigu būtum toks pranašo, dabar pasimtum rolę ir papranašautum, kas ateina tam technologiniam laikmetį susiję su kūryba, kur matytum viskas nuvinguriuoja? Mes dabar, kai kalbame apie taikomąją kūrybą, tas dirbtinis intelektas iš tikrųjų labai daug daro. Bet tai taikomoji, ar ne? Reikia sukurti dainą, kažkoks užsakymas ir tai čia iš viso, aš tai manau, kad ten tikrai ačiū Dievui, kad ten nukristų tų prastų darbuotojų, kaip sakoma. Tikrai. Bet kas lemia mano, tarpasme, aš nežinau, ką aš ten tekstą kurs man dirbtinis intelektas, baikit manęs paklauso dėl to, kad kas aš esu, ar ne? Tai su tuo tokiu, bet labai sakyčiau, gal su samplinimu visų gyvų instrumentų, labai tikiuosi, kad jie vis dar labiau gyvės, ypač tie orkestriniai instrumentai. Tas labai daug įtakos duos visos tos garso inžinerijos, viskas dar labiau paprastėja, jau dirbtinis intelektas suvedinėja tas dainas, bet tikiuosi, kad kils dainų kokybė, tas suvedimo, kaip tik ta rašymo dainų, gal manau, kad įrankiai gal kokie ir atsiras, tai ir yra jau prasme, tarkim, bent su ChatGPT tos akordukus rašyti. Feikinės grupės, kurios... Čia problema iš tos komercinės pusės, ar ne, iš tos visos, bet ir dar labai aišku man, kaip ten tie visi duomenys bus sugauti. Sako dabar jau kiek ten 50% viso interneto traffic srauto yra dirbtinis intelektas. Tie visi kabliukai, kurie bėgioja ir renka tą informaciją, tai jau kiti hostingo svetainės jau sako, kad mes imsim papildomą mokestį už tai. Nes jūs negalim, jau jeigu po 20 metų pranašauja, kad ten mažiau po 10, kad 80% bus jau tas srautas, visas tik dirbtinis intelektas, tai o tai serverį reikia išlaikyti tą visą kaip ar ne, tai jau ir apie tai galim šnekėti. Kažkaip taip, nežinau, ar atsakiau klausimą. Taip. O Jonai, dabar irgi trečiasis kūrinys, kurį tu galėtum pristatyti, bet ne tą, kurį esi sukūręs, o kurį planuoji sukurti. Gal galėtum pristatyti, kokią turi siekiamybę, kokį tu kūrinį norėtum sukurti, kuris tau suteiktų laimės ar tos sėkmės pojūtį. Aš tai kažkaip, mane vis dar labai žavi tas, aš esu tarp elektronikos ir gyvos muzikos, mano tas albumas, kuris išpopuliarėjo, gavosi, kad jis elektroninis yra, ir taip, kaip čia pasakyti, mane definina, kaip čia lietuviškai. Nusako. Nusako, bet vis dar noriu labai sugretintos gyvumo, gyvus instrumentus labiau, tą gyvastį su elektroninė, kad jis labiau taip apsijungtų tam kūrinyčiai iš tokios iš tos pusės ir dar labai smagu būtų grįžti prie kažkokių tokių, ir grįžtų prie tokių, kaip čia pasakyti, meilės temų, tokios gal, visai smagu prie jų sugrįžti, kad ir kokios jos bebūtų, tai kažkaip taip. Tai gal galim sutart, kada jau tu tą kūrinį tokį sukursi ir sugalvosi, kad tai yra tas kūrinys, kad mes galėtumėm po savo tinklalaidės aprašymų tiesiog įdėti nuorodą. Nuorodos tai galiu pasakyti, kad neįdėsit, bet gale metų turėsim čia tokį leidinį visai didesnį, kur bus galbūt ne tas kūrinys, bet tiesiog nauji tokie leidiniai, toks, dar nelabai galiu kalbėti apie Nepasakau, bet mes vis tiek galėsim į aprašymą parašyti Palmės žiedas ir parašyti pavadinimą. Tai tie leidybiniai, man toksai įsivaizduoju, yra tokia vieta,
kur aš kuriu, kur darau, ir yra toks tunelis labai siauras. Juodasis toks, Toks juodasis tunelis, kur yra ta vieša erdvė. Tai va ten tokių dalykų vyksta ten tarp tose dviejose erdvėse. Tai kaip iš tikrųjų yra, tai nežinau. Nes galbūt, pavyzdžiui, aš užsiminiau apie tokį kūrinį, bet galbūt tas kūrinys bus sukurtas tik po kokių 20 kūrinių. Galbūt. Nes tu kuri ir taip, čia nesąmonė, nedarysiu taip, tiesiog darysiu kitaip, nes to dabar tas kūrinys nereikalauja. Tas darbas to nereikalauja tiesiog. Tai toks gyvas organizmas. Jo, labai, labai. Tai gal tada toks link pabaigos judant, jeigu vienu žodžiu galėtum apibūdinti, ką muzikos srity darytum ateityje, koks būtų žodis tas vienas? Nesustočiau, va. Gal galim taip sakyti, nesustočiau. Nes vis buvo toksai dalykas, kai man jau turėjau tokią gal pertraukėlę, galim sakyti tokią, kai manęs vienas toksai promauteris klausė, tai gal tu jau šis nedarysi tos muzikos? Aš toks, ne, darysiu, nesustojau dar, tiesiog šiek tiek, dabar negaliu būti šitam koncerte. Taip, tai va. Tai linkim tada nesustot. Ačiū, Milda. Dar, Jonai, irgi manyčiau, kad tu iš to jau ką pakalbėjome, kad tu vis tiek nesijauti priklausas vienai scenai. Teisybė. Jo, labai čia toks sunku, toks sudėtingas tas dalykas buvo. Ar tai tau kiša koją, daro situaciją tavo kūrybiniuose procesuose ir žingsniuose sudėtingesnė? Man tai pliusas šiaip buvo. Ar kad tu nesi pats savęs neidentifikuoji? Kaip tu į save žiūri iš šono? Man čia labai dar Milda pasakė, kad gyvas organizmas, tai tas labai gerai apibūdina, bet tada jau įeini tokius praktinius dalykus, kad va čia reikia pasirodyti ar klube, ar kažkokiai koncertų salėje. Kaip sukataloguoti save, ne? Jo, bet iš tikrųjų, kadangi mes turim tą šiuolaikinę muzikos industriją, tai labai paprasta, nes gali pasirodyti abiejose vietose. Ir tiek. Ir niekas tikrai nešauks, nes galiu pasakyti, kad visi, pavyzdžiui, Lietuvoje, visi tie promauteriai, tie visi organizatoriai, jie tikrai yra labai kūrybiškai išprusę žmonės. Nebuvau sutikęs nekūrybiškai išprusę žmogaus. Tikrai. Ten tikrai gilus, galėčiau pasakyti. Tikrai gilus žmonės, kurie žino, kad va, tu gali ir ten pasirodyti. Ir niekada nebuvo kilęs to problemų. Ir aš tikiuosi, bet man taip, aš niekada neturėjau prasto koncerto. Šiaip. Nebuvo prasto koncerto. Gal buvo kokiam firmos baliui. Bet, ten ne koncertas, ten toksai, žinau. Bet normalaus, aš neturėjau, ateini, pasirodai, viskas įvyksta, kažkas būna blogai, kažkas geriau, bet vis laikais būna koncertas ir būna smagu. Taip, tai va. O jeigu galėtum dabar palinkėti savo iš šiandieninės perspektyvos, ką palinkėtum savo kokio nors dalyko, proceso, nežinau, skonio, kvapo, kažkokio atradimo, ką norėtum savo palinkėti, kad tai išsipildytų per artimiausius metus ar bent 5 maksimum? Aš labai linkiu savo nebijot keistis, nebijot nuostatų turėti kažkokių įsitikinimų, kurių negali pakeisti. Tas labai ir būt dar labiau, nors aš labai tą praktikuoju, būt atviras viskam, toks labai atvirumas viskam, bet tie visi kiti sprendimai, galbūt tie sprendimai ateis iš scenos, iš muzikos scenos, kurios aš nekenčiu, kurios aš, tiesiog neapkenčiu, ten kokios populiariosios elektroninės komercinės muzikos scenos. Galbūt, ten ta prasme, galbūt iš ten ateis ir man bus ten smagu. Ir labai linkiu savo to, kad būtent būtų atviram. Ne. Tas labai gali būti pavojinga, net nesakyčiau, kad pavojinga iš tos kūrybinės pusės. Tiesiog iš tos grynos kūrybinės pusės, ne iš gyvenimo, bet viskas ant tokios stygos labai tokios laikosi, kur ir būna, kad ta styga ir nutrūksta. Ir tada reikia vėl sukabinti, o laikas eina. Taip. Gal dar galėtum pasidalinti kažkokią kūrybinę metodiką su mūsų klausytojais, kuri tau padeda įveikti kažkokias tai kliūtis arba nuleisti gal tą užtrauktą rankinį stabdį ir judėti toliau. Ką tu darai? Galbūt tai yra visiškai labai subjektyvu, labai asmeniška, viskas tinka. Man patiko ta kūrybinė metodika Riko Rubino knygos. Čia kur neseniai taip jau užsiminė. Aš gal greit pristatysiu 2, nes man dabar 2 turite. Tai, puikiai. Rikas Rubinas, tai, žinot, pavyzdžiui, yra 2 pasirinkimai, ar ne? Tai kurį reikia rinktis? Tarkim, yra 2 pasirinkimai, tai tada reikia pasimti monetą, ar ne? Vienas pasirinkimas bus kitas. Tai ką reikia daryti? Mest monetą, iškristas ir viskas. Ne. Kai tu meti monetą,
tai tu jau žinai, nes tu jau žinai, kuris tau labiau patinka, ar ne? Nes jis arba nusivylė, nes dar nenukrito moneta jau, o tu jau žinai, kuris tau. Toksai, man labai šitas patiko, nes aš kartais atrodo, bet čia dar yra tas dalykas, kad, pavyzdžiui, gal to labiau reikia, ar ne? Bet tu nori to labiau, tai reikės, ką nori. Visą laiką, ypač kūrybai, čia ne verslas, čia nėra, čia ne profit maximazinam, tai reikės ko reikia. O kita metodika tokia labai gal, ne tai, kad sudėtinga, bet gan reikalauja daug tokios gan galios smegenų, bet gal sunku pradėti, ar ne? Aš kadangi sportuoju daug visai, tai visą laiką sako, apšilimas pats sunkiausia būna. Pirmos 3 minutės, pirmos 2 minutės būna pats sunkiausias, paskui praslysti ir varai. Čia nes tada tu ateini ant to dviračio, sakau, eina savo, va čia tai dabar bus, va čia tai bus, o padarai 5 minutės ir viskas gerai, tai gal praslyst tą pradžią, tiesiog pasiruošti, nusiteik tokiam ir tu pravažiuoji ir važiuoji toliau ir viskas. Tai toksai, kad tu net tiesiog, aš prisimenu irgi čia per tos... Čia labiau gal galvoju blokas tas, ne? Taip, mes irgi podcastus, tinklalaidės, įrašinėjom, ar ne? Tai aš irgi jaučiasi toks, ir važiuojam, ir viskas. Tikrai. Tai mano metodika gal pabaigai šį kartą padarom truputėlį kitaip, tiesiog įsijunkit ir paklausykit Jono kūrybos. Tai toks palinkėjimas metodinis būtų šį kartą. Galit metodikos paklausyti, galit kitų kūrinių. Tai tiesiog paklausykit, leiskit savo patirinėti šito terpę. Visiškai pritariu, Milda, aš irgi gal dar žiūrom norėčiau ir klausytojams pasakyti, kad ne tik tais klausant būtent šito mūsų interviu su Jonu, galima surasti daug atspindžių ir savyje, ir netgi aš kai kurios dalykus paklausęs, galbūt ir savo tam tikrus dalykus atsakiau, kas man rūpėjo ir kaip tą reikėtų daryti. Taip, kad vienas iš palinkėjimų ir iš kūrybinių metodikų, ir ką ko gero ir Jonas šiandien pasakė, kad tiesiog kartais, jeigu tikrai nori, rinkis tai, ko nori ir imk ir daryk. Paskutinis dar klausimas, Jonui, gal kažkas liko nepaminėta, ką norėtum dar pasakyti pabaigai? Ne, man atrodo, kad labai man patinka, kad buvau svečias čia Kūrybotyroj, nes laiką norėjau taip ir pašnekėti, ne tai, kad pašnekėti, bet gal kartais už stiklo būdamas sakau, aš gal kitaip galvoju. Tai gal čia jaučiuos, kad irgi išnešiau tas savo idėjas kažkiek į tą ir gal buvo įdomu kaip kūrėjui čia tai pasikalbėti iš tos pusės. O mes be abejo visus ir kitaip galvojančius kviečiam diskutuoti su mumis, nebūtinai tiesiogiai, bet galima ir komentarų formatu ar žinučių. Parašykit mum, ką galvojate ir apie šitą pasikalbėjimą, ir apie kitus. Tai tikrai, kaip ir Jonas minėjo, tas atgalinis ryšys yra labai svarbus ir toksai smagiai nuteikia. Tai ačiū, Jonai, kad esi. Ačiū Jums, ačiū Mildai ir Augustinai. Taip. Ačiū. Iki kitų susiklausimų ir susikalbėjimų. Iki. Iki visiems. Iki. Kūrybotyra.